Kartais talentas pasirodo tyliai, be triukšmo, bet su neįtikėtinu ryžtu. Toks yra Martynas Rekašius, Gargždų Vaivorykštės gimnazijos 10-tokas. Informatikos talento, intelektinių žaidimų čempiono, daugelio olimpiadų ir konkursų nugalėtojo laimėjimus papildė ir Ernsto Vicherto jaunojo talento premija. Šiek tiek aišku nustebau, nes vis tiek tikrai neabejoju, kad buvo ir kitų daug pasiekusių jaunimo atstovų. Tokį gauti galbūt netgi sunkiau negu kokį nors tai olimpiadinį medalį, nes vis tiek reikia įvairių pasiekimų. Martynas – vienas ryškiausių LRT projekto Lietuvos tūkstantmečio vaikai dalyvių, šiemet laimėjęs 11-tokų finalą. Jau nekartą tapęs čempionu, jis įrodė, kad žinios ir smalsumas – nenugalimas derinys. Už savo pasiekimus Martynas dėkoja šeimai ir mokytojams. Tai žmonės, kurie jį įkvėpė, skatino ir tikėjo. Tėvai visada padeda toliau dirbti ir toliau mokytis, o mokytojai svarbus visiems yra. Dažniausiai daugumoje dalykų mokytojai gali geriau perteikti žinias, negu žmogus pats galėtų susirasti. Labiausiai Martyną dominantis sritis – informacinės technologijos ir programavimas, kuriuo susidomėjo dar pradinėse klasėse po robotikos stovyklų. Tad nenuostabu, kad savo ateitį vaikinas sieja būtent su informatika. Tikiuosi, kad pavyks patekti į užsienio, labiausiai galvoju apie Nyderlandus universitetą kokį nors, nes Nyderlanduose kaip ir iš Europos valstybių yra geriausia galimybė mokytis IT. Nors gimnazistas išties daug laiko skiria mokslui ir pasiruošimams įvairioms olimpiadoms, o savo išskirtinius gabumus parodė, kai iš 6 klasės buvo perkeltas tiesiai į 8 klasę, visgi jam puikiai pavyksta išlaikyti pusiausvyrą tarp atsakomybių ir poilsio. Tai laiko poilsio ir pomėgiams tikrai randu, kaip ir viskam yra laiko ir ruošimuisi ir pomėgiams. O patys pomėgiai tai daugiausiai būtų vaizdo žaidimai ir knygų skaitimas. Šiandien Martynas Rekašius ne tik talentas. Jis įkvepiantis pavyzdys, kaip žinių siekimas, atkaklumas ir drąsa bandyti veda į didžiausius laimėjimus. Visiems abejojantiems savo jėgomis vaikinas pataria. Svarbiausia – bandyti. Aš irgi dalyvauju visokiuose konkursuose, žinoma, kai kuriuose daug mažiau pasiseka, bet būnu bent jau sudalyvavęs.